Liežuvautoja. Seniai, seniai gyveno pora, kuri turėjo 3 gražias dukteris. Vyriausioji duktė buvo labai tingi. Vidurinioji apie nieką daugiau negalvojo ir dienas leisdavo eidama į pasimatymus. Jauniausioji buvo ypatingai šneki ir mėgo skleisti paskalas. Neapsikentę aplinkinių pykčio ir neturėdami iš gėdos kur akių dėti, vyras su žmona išsikėlė į kitą kaimą, kur niekas jųjų nepažinojo. Galų gale ir patiems tėvams trūko kantrybė dėl netinkamo dukterų elgesio. Jie meldė naujojo kaimelio gyventojų padėti jiems susitvarkyti su jų dukterimis, pasamdyti plėšikes ir ištremti jas toli, toli už upės. Naujojo kaimelio gyventojai greitai suprato, kad per atvykėles bėdan pateksią, tad nieko nelaukdami susibūrė ištrėmimo plano kurti. Visai netrukus vietinis piratas savo laivan išsivedė tas 3 paikas dukteris. Vyriausioje ir vidurinėje paėmė už pačias, o jauniausioje dėl įkyraus liežuvavimo norėjęs vandenin įmesti. Kaip tarė, taip ir padarė, tačiau niekas nesitikėjo, kad jauniausią dukterį nuo pražūties išgelbės pro šalį skridusi erelių pora, kuri aštriais nagais tvirtai sugriebė krentančią jaunėlę. Bet ir išplėšta iš mirties nagų, jaunėlė nesugebėjo prilaikyti liežuvio už dantų. Pašnibždėjo erelio pačiai, esą josios mylimasis kitą turi. Supyko erelio pati už tokias kalbas ir sviedė jaunėlę į vandenyno gelmes, melagingoms paskaloms galą padarydama. Istorijos šerdis: liežuvavimas gimdo neapykantą, pyktį ir prišaukia bėdas.